Broliai seserys, ką tik girdėjome, kad fariziejai rašto aiškintojai vėl užpuola Jėzų, nes jiems nepatinka Jėzus ir jo mokymas. Todėl jie ieško progų jį sukritikuoti, parodyti, kad jis klysta, kad jis nesilaiko taisyklių. Šitoje Evangelijoje fariziejai kritikuoja tai, kad Jėzaus mokiniai priešingai senoms tradicijoms prieš valgį nenusiplauna rankų. Tada Jėzus atsako, parodydamas du dalykus. Pirma, jis parodo jiems, kad ši rankų plovimo tradicija yra žmogiška, o ne Dievo tradicija. Taigi jie klydo, primesdami ją kitiems. Antra ir svarbiausia, Jėzus jiems primena, kad svarbiausia yra ne išorinis tyrumas, bet vidinis tyrumas, širdies tyrumas. Tai yra geros mintys ir geri troškimai apie Dievą ir kitus žmones. Iš tikrųjų, fariziejai visiškai pamiršo, kad svarbiausias dalykas Dievo akise yra širdies tyrumas ir jie rūpinasi tik tai išoriniais apeiginiais. Ir tai man primena istoriją, kurią man papasakojo kelionės į Etiopiją metu. Pusė šios šalies gyventojų yra koptai krikščionys. Koptai pasninkauja trečiadieniais ir penktadieniais. Tarp maisto produktų, kurių tomis dienomis negalima valgyti, yra kiaušiniai. Man pasakojo, kad vienas vyras sumušė savo žmoną už tai, kad ji trečiadienį davė jam valgyti kiaušinių. Šis vadinamas krikščionis visiškai pamiršo, kad anot pranašo Izaijo Dievui patinkantis pasninkas yra gerumas ir gailestingumas artimui, o ne pasninkas, kuris praleidžiamas kivirčuose ir žiauriuose muštynėse. Šitas etiopietis yra panašus į fariziejus, kurie taip pat pamiršo, kad Dievui patinkantis kultas yra gera ir tyra širdis. Jie pamiršo, kad svarbiausia ne nusiplauti rankas, bet nusiplauti širdį. Taigi, broliai seserys, su savo atsakymu į fariziejų išpuolį, Jėzus taip pat mus kviečia šiandien apvalyti savo širdis. Bet kaip galime apvalyti savo širdis? Ką turime daryti, kad turėtume tyrą Dievui patinkančią širdį? Man atrodo, kad pirmiausia, reikia pažvelgti į tai, kas yra mūsų širdyje. Kai mes plauname savo rankas, mes pažvelgiame į jas, kitaip nežinome, ar jos tampa švaromis. Tas pats ir su mūsų širdimi. Norėdami ją apvalyti, turime pažvelgti į ją, paklausdami save, kas vyksta mano širdyje. Vieną dieną keli Romos seminaristai paklausė popiežiaus, kokį svarbiausią patarimą galėtumėte mums duoti. Ir popiežius iš karto atsakė, reguliariai žvelkite į savo širdį. Dvasiniu požiūriu širdis yra svarbiausia mūsų asmens vieta. Tai vieta, kurioje mes nusprendžiame, kaip norime gyventi, kokios yra mūsų vertybės ir kokie yra mūsų prioritetai. Mūsų veiksmai, mūsų gyvenimo būdas priklauso nuo troškimų, minčių ir pasirinkimų, kurie yra mūsų širdyje.
ir kurie mūsų širdyje yra svarbiausi. Štai kodėl svarbu rūpintis savo širdimi. Jei širdyje vyrauja blogi, savanaudiški troškimai, tuomet širdis yra netyra ir tai sutrinka visą mūsų egzistenciją. Esame toli nuo Dievo ir nuo kitų. Galiausiai nesame laimingi ir nedarome laimingų savo artimųjų. Ir Jėzus šiandien pateikia mums sąrašą minčių ir troškimų, kurie suteršia mūsų širdis. Jis sako, iš žmogaus širdies išeina pikti sumanimai, nepadorumas, godumas, nedorybė, puikybė ir taip toliau. Visos tos blogybės išeina iš vidaus ir suteršia žmogų. Bet broliai ir seserys, aš jums siūlau apversti šiuos Jėzaus žodžius atvirkščiai. Tada išgirstame štai ką. Iš žmogaus širdies išeina šventi sumanimai, dosnumas, gailestingumas, gerumas, nuolankumas, tarnavimas ir taip toliau. Visas šis gėris kyla iš vidaus ir daro žmogų tyrą. Broliai ir seserys, pažinti savo širdį tai ne tik atpažinti, kas joje bloga, bet ir įžvelgti, kas joje gera, tyra ir šventa. Tai svarbu, nes yra du būdai, kaip apvalyti savo širdį. Pirmasis būdas – pažvelgti į tai, kas nešvaru, ir to atsisakyti. Mes tai darome, pavyzdžiui, išpažinties metu. Šis būdas nuplauti širdį yra geras ir svarbus, tačiau dažnai pamirštame antrąjį būdą, kuris yra nemažiau svarbus. Antrasis būdas apvalyti širdį, tai žvelgti į tai, kas gera joje, ir šitą gėrį stiprinti, atnaujinti ir augti. Tokiu būdu mes pasirenkame sąmoningiau gyventi Dievo šviesoje ir stipriname savo troškimą būti dosnus ir gailestingi kitiems. Tai galime daryti, pavyzdžiui, sakydami sau, aš noriu gerbti kitus, aš noriu gyventi pagal Dievo valią, noriu augti meilę savo artimiesiems, sutuoktiniui, vaikams. Padėk man, Viešpatie. Šitaip aktyvindami savo gerus troškimus ir stiprindami gėrį savo širdyje, mes nuplauname širdį, blogį mažiname, širdis tampa tyresnė ir priartėja prie Dievo. Broliai ir seserys, po kelių minučių Jėzus ateis į mūsų širdis per komuniją. Jėzus yra tyras, jo širdis yra tyra nuo bet kokio blogio. Taigi, kai mes priimame komuniją, Jėzaus tyrumas nusileidžia į mūsų širdis ir jas apvalo. Todėl priimkime giliai šį Jėzaus tyrumą ir bendradarbiaukime šiame apsivalyme, aktyvindami gerus sumanymus, ypač kitų atžvilgių. Amen.